Čia taip. Nežinau, aš pragausiu. Nedėkit burną. Jau dėjau. Kad iki užsičiap. Net Philip Lane parduotuvė čia normaliai atrodo. Lėktuvė, darausi gėdą. Atvykom jau iš oro uosto į savo apartamentus. Paėmiau tiesiog su 2 miegamaisiais paprastą butą, ne viešbutį, nes buvo per langą jūra. Ir dabar keliausime truputį apsižiūrėti aplinkui, eisime visur pėsčiomis ir sakė, šalia yra kažkokia gatvelė, kur yra daug kavinių fainų, toks pėsčiųjų bulvaras. Tai va ten prasieisim. Šiandien plane yra 2 muziejai, parkas ir šviesų tokių lazerių šou vakare. Thank you. Prisėdom į kavinę, kažkokią išgooglinau, beinant tą gatvelę, kur sakė, užsidėjau tiesiog restaurants per Google Maps, visai ką taip darau ir pagal įvertinimą spaudinėjau, tada pažiūriu kokią virtuvę, kokią rodo kainos tą range, kaip jis, kainos rėžius kokius rodo, kad manęs už anglicizmą nenukryžiuotų. Ir va, atėjom į kažkokį kolom, vadinasi, štai va. Atėjome kažkokį centrinį parką. Labai buvo rekomenduojama, šiaip fainas oras, šilta, aš tai su Maikė žygiuoju. Princo rūmų šiturim. Aš tai nelipsiu. Toks va. Visai kaip Vingio parke, feels like home. Ir seksiukai ispanai stovi. Ir balandžiai kažkokie simpatiški. Mamytė sakė, nori plaukti su valtim. Bet kad turėtų su ko plaukti, pirmą Tinderį pasisiųsti. Per kelis aplankytas, keliaujam į muziejų. Dirba iki 7, po to kitas iki 9 ir dar mūsų šviesų šou iki 10:30. O nuo to, kur dirba iki 9, iki šviesų šou kiek kaip? Išsiaiškinsim vėliau. Spėsim, mamytė, mes atvažiavom čia visur, neskubėdamos suspėti visai ispanai. Jie galimai vėluos šou pradėti. Pradėkim nuo pradžių. Į šipsenėlių parduotuvę, mamytė, nes tau kaip tik ant šio surūgusio veido nupirksim kažką gražių. Nu, man labai fainiai. Čia Picasso muziejaus šikinikai. Štai mes jau Picasso muziejuje. Picasso karo metu biški tokia turėjo depresijų laikotarpį, klaustrofobišką, nes jis užsidarė chatui. O draugelis, tai čia žiūrėkit Picasso depresiškai, o draugelį para čia susisuko šarabanai biški ir va jis visokius spingelius paišė. Ir bėgo nuo realybės. Va. Abu menininkai, vienas Picasso būdamas 90, o miro 89 po paskutinę parodą dar milžinišką surengė. Va, vyrukai taip iki grabo lentos, kaip sakoma, plušėjo. Ir štai turim ką pasižiūrėti. Look at all those chicken. Atvykom į kitą muziejų, visiškai prie pat, taip pačiai gatvėj. Moko vadinasi. Čia yra toks modernaus jau, man atrodo, meno. Gražu. Mamytė. Kas čia? Nežinau, aš pragausiu. Tik nedėkit burną. Jau dėjau. Tu išpratėjai. Labai skaniai. Ir tu dabar geriau. Tai įėjimas buvo 20 eurų žmogui. Pradžiai įliesi tą, tada nuliesi tą tokį dugną. Tai tu man visą išspoilinai. Čia yra NFT kambarys. Turime Banksy kambarį. Mamytė. Va, žiūrėkit, kokių kūrinių pridaryta. Nu ir ką, ir viskas, ir baigėsi. Ne viską, aišku, parodžiau, labai fainas muziejus. Mamytė, kaip vertini? Oi, labai patiko tas. Mamytė patiko, man irgi patiko. Nu ką, muziejų Odisėją baigiam. Keliaujam į apie porą kilų eisim paškom. Kelio iki to pastato, kur tas lazerių ten kažkokių šviesyčių šou. Instaliacija, tai va. Pažiūrėsim dar ją ir šiandien tikrai išteks. Kaip užkliupo. Ir šiandien tikrai išteks, liktais dar nieko iš mūsų nepavogė. Tvirčiau užsikimsiu kamerą. Gatvės, gatvelės, gatvėlytės. Labai gražu, mes čia centre kaip ir esam.
labai judrią gatvę pakliuvom. Daug parduotuvių, truputį primena Paryžiaus Champs-Élysées ir Londono Oxford Streetą. Tai toks per daug judesio, visko per daug. Saugom kišenės, žodžiu. Va, iš kur tie žmonės. Čia mūsų to šviesų šou. Va, ten vyks ant sienos kažkokio įspūdingo pastato. Dėl to tų žmonių tiek. Bėgam. Vykom. Va, už 4 minučių prasidės. Labai daug žmonių čia. Lempinis, bet fainas tas šou ant pastato, pasistengtai. Ir dabar mums yra peškom valandėlė iki namų, tai žinokit, jau nebelabai ta nuotaika. Labai gražus vyrai man čia. Ir visi matysiu išskustų to antakio. Jau kokius 4 mačiau. Nu. Man reikėjo saviškai irgi atsišviežinti akivaizdžiai prieš kelionę. Tai va. Net Philip Lane parduotuvė čia normaliai atrodo. Čia jau kažką reiškia. Tai jo, taksas apie 20 eurų, panašiai kaip Paryžiui. Čia kažkoks art. Na ir einam į art. Tai labą rytą, demonstruoju savo fitą. Šiandien važiuosim į šitą Park Güell, man atrodo. Nežinau, kaip jis tarėsi, atsiprašau, parašysiu. Gal net ne taip iš vis ir rašosi. Žodžiu, tokį labai gražų parką, ten visokių įdomių dalykų vyksta. Tai čia truputį jau viršui miesto, toliau nuo mūsų pajūrio. Ten va kažkur. Užlipom ant savo apartamentų stogo, kur yra baseinas, matosi jūra. Ir prie jo yra toks rajonas Gracija. Tai vat jame dar pavaikščiosim. Nes irgi labai rekomendavot, sakė, ten visokių yra galerijų, tokių meniškų gatvelių ir taip toliau, tai vat dienos šviesoj pamatysim truputį miesto. Va, mūsų pusrytainis. Esame kavinėje Little Fern. Labai geri atsiliepimai. Galite pasižymėti, jeigu jums į temą pagal lokaciją, pusryčiam. Iškart numerius filmuoju, aptrūk mus pagrobs. Is it worth going? Because if no, then I change the destination. Atvykom į Park Güell. Bandėm prisiplakti prie gido su grupė, bet kai jis pasakė, kad čia nieks nebegyven šiuo metu, aš sakiau no shit ir mus išmetė. Tai dabar vaikščiosim vienas ir net žemėlapį negavom. Pašok, mamytė, pašok. Dar nebuvom toj kitoj. Pamokoj? Nu. Va, tokia apžvalgos aikštelė, padapsoti į miestą. Čia taip. Prieš 120 metų čia buvo pradėta viskas statyti ir palikta menininkui, architektui, nežinau, Gaudi už viską būti atsakingam, tai labai buvo įkvėpta viskas gamtos, dėl to taip ir primena visi statiniai ir kregždžių lizdus ir dar visokius tokius labai su gamta susijusius dalykus, nes visa idėja buvo, kad taip susilietų su gamta, va čia visi tie statiniai ir iš tikrųjų idėja buvo čia padaryti būtent gyvenamuosius namus, tai jie pastatyti yra tik tai 2. Ir juose pats tas Gaudi gyveno, juos pastatė kitas architektas. Projektas sustojo, taip tų namų ir nepadarė ir nepabaigė ir vėliau atidarė tiesiog kaip viešą parką šitą vietą. Tai čia yra tas vienas iš tų 2 pastatytų namų ir būtent šitame gyveno pats Gaudi. Einam jau, nežinau, kelintą kartą šito maršruto, nes šitokiu kaip senamiestį Vilniaus padaryta kilpinis eismas. Ir dėdė apšaukė, neleido eiti, reikia ratais vaikščioti. Nusprendėm pavažiuoti su metro. Tai perkam dabar bilietus, yra toksai 10 kelionių biletas, tai tu jas per belekiek dienų gali išnaudoti žmogui. Tai aš manau, kad mums tikrai per akis užteks. 6 mėnesius galioja ir jį galima pasirinkti, kuriuose zonose nori važiuoti. Tai iš tikrųjų pati visa Barcelona yra pirmoji toj zonai, tai jos ir užtenka. Kainuoja 12,50 žmogui. Visai nieko metro. Laimės neradom savo
Gracija ar kokiam ten rajone, atvažiavom į netoli to Gothic Square, man atrodo. Tai čia jau iškart iš metro išlindus labai gražu. Noriu užeiti į porą parduotuvių. Vieną tokią vintažinę labai gerą išrekomenduotą, žodžiu. Visokių ten, žinot, tų lenktyninių striukių odinių. I am angry cock. O, žiūrėk, streetwear shop. Nu, va čia, žodžiu, ir pradėsim savo landžiojimą. Labai mėgstu štai landžioti po parduotuvės. Man atrodo, mamytė irgi nesupyks. Kevin Murphy, žiūrėk, šampūnai ir kedai, viskas, ko mum abejom gali prireikti. Einam. Mano svajonių džordaniukai. Ir batus. Viskas tokiam kietam gatvės gyventojai. Nauja pričioskė. Tokių? Ne. Va ir maniškiai, su kuriais vakar vaikščiau. Ne, taip, galėtų prisidėk taip. Bet neįmitų. Lauk, mamytė, ir tau reikia. Negalvo, kad tu tuščiomis. Čia Lithuania represent, ta geltona žalia ir raudona vatašė. Baikite, hercogė. Įspūdingai, čia toks radžio sekcija biškai. Voveraitės uodega mirus ant galvos. Faini. Nu, sakau, faini labai. Žygiuojam į La Ramblą, į vieną pagrindinių gatvių. O, mamytė, žiūrėk, kokie skanėstai langė. Pateršt planetą plastiku. Tai atėjom į La Ramblą, turbūt pagrindinę Barcelonos gatvę. Mamytė paprašysiu laikyti kamerą su dviem rankom, nes daug įtariamųjų aplinkui. Jo, pagrindinė miesto gatvė, labai daug žmonių, labai daug suvenyrų visokių parduotuvių. Tai čia turbūt yra ta Barcelona turistiška, bet kurios iš tikrųjų nei vienas turistas, keliautojas nenori matyti ir patirti, nes nematau čia nieko labai tokio įspūdingo. Tokias pasikartojančios parduotuvių vardai, vien suvenyrus ir taip toliau. I love Big Boobs maikės, kurią aš būtinai nusipirksiu, bet gal ir ne čia. Ir tiek žinių, manau, kad spruksim iš šitos gatvės, eisim ieškoti kažkokios jaukios kavinutės, atsigerti kavos, galbūt suvalgyti croissaną ir pailsinti kojas ir pasidėlioti likusį dienos planą. Labai fainai, labai spalvingai. Čia OCD svajonė, kai taip viskas surikiuota. O aš jam backstage žaidžiu. Pasiėmiau latę, sakė, pupelės yra iš Vokietijos. Labai neapetitnai nuskambėjo, bet ragausiu. Aš ir man vokiška kava. Labai skanu. Beje, Akmuo į daržą Italijai, kur visa kava labai neskanu. Ragausiu. Turi pasakyti, ar nemeluoju. Oi, labai skaniai. Matot? Lemba, labai skaniai. Toj suksimės, eisim dar vieną prikmatų. Vadinasi Rumas Coffee. Porai vietų, va čia ypač, kažkaip jau kai tas vanduo šalia. Man Barcelona primena San Francisco, nes irgi kaip ir nemažas miestas, šalia vandens. Keletas yra ir visokių dangoraižių, ir kalnų visokių šalia. Žodžiu, toks viskas vienoj vietai. Tik aišku, San Franciskas tokiais amerikietiškais mastais, o čia labiau tokio europietiško prieskonio yra.
Einam pagaliau prie vandens. O žmonės kaip romantiškai prie konteinerių. Štai ir ji. Motulė gamta. Ir dar šiaip motulė. Čia yra tas pagrindinis Barceloneta pliažas. Aišku, dabar dieną gal nebaisiai daug ko vyksta, bet šiaip yra žmonių, nes jis toks arčiausiai miesto, sakyčiau. Mes va truputį ten gyvenam, tai va taip gražiai pajūriu ir pareisim. Čia vaikšto mamytė. Žiūri, kur jinai žiūri, pasižiūrėkim, kur žiūri mamytė. O. Apie 22 000 žingsnių nueita. O rytoj išsipirkom ekskursiją tokią 2 žmonėm, bandysim važiuoti į Montserrato vienuolyną. Tai paskambinau broliui, papasakau, kad ten ruošiamės. Jis sako, aš ten buvau, tiesiog nesupratau nei iš kur, nei kada. Brolis patikino, kad tikrai fainiai ir žiūrėsim, kaip ten mums seksis, ką pamatysim, biški fainai ir iš miesto išlysti. Ir va, ir dar vieną dieną bandysim pabėgti iš vis, iš pačios Barcelonos, tai parodysiu jums, kaip seksis. Išėjau dar apeiti rajone ratą ir nupirksiu parduotuviai maisto mums rytoj pusryčiam, nes taip anksti išvažiuojam, kad niekur nebespėsim pavalgyti, tai reikia užkąsti prieš išlekiant. Ir dar tikrinsiu, ant kiek čia saugu, nes bus iškart įmanoma suprasti, ant kiek saugu pagal tai, kaip nejauku bus vaikščioti su ausinėm, saulei nusileidus. Ova! Varai gėda? Lemba. Gali dėl video ir nusipluoti. Atėjau į parduotuvę, kur jau kvepia, kad permokėsiu. Bet aš esu kapitalizmo auka. Ką, aš negaliu sūrio už 7 eurus? Ne, šiaip ne. Jeigu sumokėsiu daugiau negu šiandien už pusryčius, kažką netaip darau tuo. Labas rytas, 3 diena. Eisim tuoj į autobusą, eisim į autobusą, su kuriuo važiuosim iki savo gido, kuris laikys kaip tą bordo skėtį. Įlipom autobusą, mūsų tos kortelės, kur nusipirkom metro 10 kelionių, turėjo čia veikti, bet prilietus čia kažkas raudonus kryžius metė ir kaukė garsiai ir šaukė, bet vairuotojas tiesiog mojo su ranka, kad prašau, eikit ir nebetrukdykit man. Tai kišom į dar vieną aparatą autiko vidury, tai dar garsiau kaukė kažkokią signalizaciją, bet jis tikrai neturi jokio noro savo nusterštis ir leido važiuoti. Tai gerai, kad toks žmogiškas pasitaikė, nes mes lėkėm į savo ekskursiją pas savo gidą su bordo skėčiu. Niekada neklauskit vyrą, kokia čia yra spalva, nes gidas stovi akivaizdžiai su raudonu skėčiu, o ne bordiniu. Ir dabar aš realiai negaliu žinoti, ar čia tikrai čia. Hai! Mes Galiorka, jūs kaip norit. Mamytė, žiūrėk, mes irgi su stalu imsim. Velniop Galiorka. Galiorka ten dukai gali susikuiti, galit būti mes su stalu. Gidas pripolistas. It's not gonna be too painful. 15-20 minutes. Vaikštam dabar vienuolyno teritorijai. Tai čia yra ta boarding school, kur mokosi 42 vaikinukai, kurie dainuoja tam chore iki 14 metų, nes tada mutuoja balsas ir chorų jų nebereikia. Tai va. Čia yra atvežta ta Black Madonna, kurią rado ten, vat, matosi nuo krašto tokiam urve. Ir neaišku visiškai yra jos kilmė, labai daug metų, dėl to jinai toks labai įdomus objektas, nes visiškai neaišku, kodėl jinai ten buvo paslėpta, ką jinai ten veikia. Ir sakoma, kad palietus jos tokį burbuliuką, galima prašyti sveikatos ar vaisingumo ar dar kažko. Tai va, eisim prašyti kažko. Močiutė padėkos man už šitą vlogą. Visa tiesa apie Napoleoną. Tai
kai čia atvyko Napoleonas, visų pirma, tai jis čia viską išbombino, nes tiesiog padėjo čia dinamitą ir išsprogdino viską, tai not cool. Ir tada dar bandė pavogti tą Black Madonna, bet ispanai žinojo, kad jis bandys tai padaryti, tai pastatė netikrą. Tai jis pavogė, ten džiaugiasi labai turbūt. Tai va, o tikroji iš tikrųjų stovi, paniurkėm, paglostėm, sveikatos paprašėm ir eisim dabar čia truputį apsižvalgyti, apsižiūrėti, šiaip nėra labai šilta. Tai reiktų čia šilčiau apsirengti, aišku, logiška kalnuose sausio mėnesį, kad nėra labai šilta. Tai va. Tau gražiai? Lauza. Tai vakar paskambinom broliui, pasakėm, kad čia važiuosim, jis sako, tai aš esu čia buvęs, žinau, ten labai gražu. Tai mes visų pirma labai nustebom ir tada jis sakė, kad čia non-stop jį visi šėrė sūriais ir labai daug sūrių už dyką privalgė. Tai nelabai supratau, kaip kas čia galėjo šerti. Ir tada supratau, kad va, yra turgelis čia, kur pardavinėja visokius sūrius, tai aš jau įsivaizduoju, kaip ir kodėl čia mano broliui visi už dyką šėrė. Ta melinakė, dėl ko čia maitino. Ta melinakė? Blemas ir rudakis. Aš turėjau vienį blondiną, žinai, pasakiau melinakė. Nu, Faustai linkėjimai tau nuo mamytės. Nežinau, apie kokį čia melinakį kalbėjo, bus galima išsiaiškinti. Добрий день. Добрый день, нет, не добрый Я с день. Украины сам. Tokia jau kavinė prie parkingo. Ten berniukas bando nušokti. Nu, kraštą pažiūrėti spūdingą selfie giminėms Facebook'e. Nepamirškim, kad čia vaikai mokosi ir gyvena. Boarding school vadinama. Tėveliai pasiema šeštadieniais, pirmadieniais parveža. Nežinau. Nežinau, ar gera idėja. Galite pakomentuoti, ar norėtume čia mokytis dainuoti, muzikuoti. Jo, ir sakė, groja instrumentais visokiais įspūdingai. Bet rimtai gauda. Gauda, apvogė. Tai konkrečiai tai. Bėga mamytė, reikia nufilmuoti. Ai, žiūrėk, šokam paspirtukų ir išlekia gaudį. Netoli važiuoti tą Montserrat vienuolyną, tai fainiai. Nes tikrai įmanoma čia būnant sulakstyti ir va, mes ėmėm pusę dienos turą. Ir dar likusią pusę turėsim čia vietoj. Kadangi šviečia saulė, šiaip labai va, tą pagrindinę La Sagrada Familia, ar kaip tą bažnyčią, labai norėjau nueiti per saulę, nes sakė, ten būtinai užtaikyti ant saulės, kad per tos langus labai gražiai šviečia. Nu, atėjom. Mamytė užšlemščia savo spurgytes. Ar ką pasiėmė? Ne. Nežinau, ar eiti į vidų. Buvom šiandien šventoj vietoj, manęs 2 kartus per dieną neįleidžia. Gražus ir galas man buvo. Iš galo pamilęs prie priekio pripras. Tai šita bazilika, čia yra bazilika, 20 metais popiežius iš katedros statuso ją baziliką pervadino, pakeitė, yra statoma nuo 1882 metų, tai jau apie netoli 150 metų ir iš tikrųjų jinai yra vis dar nepabaigta ir mes, mielieji, turėsime galimybę būti tie žmonės, kurie išvys jos pabaigą, nes yra numatyta 26, tarkim, jeigu tada ir nespėtų, tai vis tiek turbūt kažkada jau nebeužilgo. Tai bus 18 tokių bokštų, čia turi būti 18 bokštų pagal visą projektą. Čia yra Gaudi, to paties vyruko, kuris čia pusę Barcelonos suprojektavo darbas ir jis pats buvo prisidėjęs prie statybų, kol vyko statybos, netgi buvo šalia pastatęs mokyklą, darželį, žodžiu, kad vaikai, kurių tėčiai čia dirbo prie šių statybų, galėtų šalia mokytis ir dėja pats Gaudi nebesudalyvavo užbaigime. Jis žinojo, kad nebus per jo gyvenimą pabaigtas šis projektas, bet jis yra čia palaidotas, beje, kažkur požemėje. Tai va, ir tai 18 tie bokštų reprezentuoja 12 apaštalų, 4 evangelistus, 1 Marijai, kiek ten jų dar, Aiva ir paskutinis, pats aukščiausias, žinoma, Jėzui Kristui. Tai va, toks nuostabus kūrinys, be abejo, įtrauktas į UNESCO paveldą ir saugomas, mylimas ir tikrai yra kodėl. Labai įspūdingas šia jausmas ir potyris ir gerai mamytė pastebėjo, kad jinai taip labai
šviežiai atrodo, tai yra todėl, kad iš tikrųjų va čia kaip visur dažniausiai tuos objektus rekonstruoja, kažkiek tvarko, tai čia jį dar apskritai konstruoja. Tai va toks įdomus faktas, kad vyksta ne reconstruction, o construction. Tai va. Kaip ir visa Gaudi kūryba, buvo šitas statinys įkvėptas gamtos. Tai buvau pamiršus tai paminėti, bet čia besižvalgydama labai greitai prisiminiau, nes tai jaučiasi tie tokie kaip iš smėlio prie jūros nulipdyta, žinot, iš bėgusi pilis, nudribusi, nubėgusi, nuvarvėjusi. Labas rytas, lygtais vakar kažkaip neužbaigiau dienos, bet šiandienos planas išsinuomoti automobilį ir važiuoti į Costa Bravo. Automobilį išsinuomojom vakar, teko nuomotis iš Sixt nuomos punkto, jis yra brangiausias. Tuo pačiu ir vienas geriausiai vertinamų, bet jis yra tik tai Barcelonos mieste, o visi kiti yra reiktų važiuoti iki oro uosto pasimti. Tai mes, kadangi ne nuo kelionės pradžios nuomojomės, nes supratom, kad po Barcelono automobilis tikrai yra nereikalingas. Dabar tik tai vienai dienai išvažiavimai, tai truputį brangiai gavos ten apie 150 € vienai dienai automobilį išsinuomoti. Čia jau nekalbant apie kurą ir visą kitą. Nu ką, vos radom mamytės teisės namuose, jau galvom, kad mūsų išnuomotas automobilis galės važiuoti atgal, iš kur jį atvežė, bet problema čia dar nesivaigė, nes atėjom į Autiko stotelę, kad važiuoti pasimti automobilio ir aš palikau kitoj striukiai savo šitą šiukšlę, kurią reikia priliesti lipus į autobusą. Bet vakar, žinokit, ten daug, sakau, pipsėjo, sirenos kaukė ir tiesiog vairuotojas numoja mūsų ranką. Labai, mamytė, tu įlipk ir įsižiūrėjai, žvalgykis į visas pusės. Ir žodžiu, nusprendėm, kad realiai čia nėra baisiai toli važiuoti, kokias 5 stotelės, tai jeigu bent 1 ar 2 mus iki išmetimo paveža, mes jau esam arčiau. Nu ir jau galim tada ir nueiti. 5, tiek daug? Bet 100 metrų. Labai išmokit, yra Barcelonai kažkaip prilėti tą bilietą ir jeigu kažkas ne taip labai garsiai šauktas aparatas. Labai daug tokių dėmesį atkreipiančių žodžių. Tai šaukia, mamytė atgal šaukia ir nukreipė dėmesį ir, žinokit, visgi važiuojam. Be bilieto šošika, pinigų ženklas, nes sutaupiau nieko, nes bet kokia atveju išsipirkus bilietą. Bet kažkodėl autobuse jos cyp, aš nesuprantu. Tai jos cyp, reikia tik man jau nebecip, nes tikrai atkreipsiu mus dėmesį. Nu, karoči, atvažiavom į nuomos punktą ir stovėdamas ten suprantam, aš neturiu teisių, mamytė neturi dokumentą, aš neturiu fizinės kortelės, su kuria mokėjau, kurią reikia pateikti. Žodžiu, ir tas bičas, ačiū Dievui, prieš 2 dienas buvom užėjęs į ofisą paklausti, kaip šios mašinos nuoma, mamytė ten mirksėjo akim ir sako, kokios gražios akys. Labai gerai, nes jis jau mumis žiūrėjo kaip švelniai sutrikusias, bet ta prasme dar šnekėjo su mumis. Aš nežinau, galvoju turbūt, kad mašinas tikrai neparvešim ir turbūt atidavė tik todėl, kad aš išpirkau pilną draudimą. Ir mes jau viską susirenkam, jau šiaip ne taip išnuomojimų mašiną. Ir mamytė atsisukė mane, sako, aš neturiu telefono. Ir aš atsisukau tą bičią, sakau, jinai neturi telefoną. Ir mes jam tokį suneštinį balių padarėm. Aš jam duodu dokumentą, nes aš vienintelė turiu, mamytė jam duoti teisės. Aš bandau kortelę iš Apple Pay mokėti. Aš manau, kad čia yra mūsų mašina. Pabandyk atrakinti. Žodžiu, tai važiuojam namo susirinkti mamytės telefoną, smegenų. Sakė, mašina mūsų turi pabraižymų, tai sakė, galit braižyti, kiek norit, nes viską išsipirkot. Ir vienam į kelią. Važiavom į kažkokį Figueres miestelį, jis yra truputį toliau nuo kranto, bet prie kranto važiuosim vėliau visiškai lempiškai. Čia realiai dūrėm tiesiog į vieną kavinę, pirštų nesigilinom. Ir prie pat to miestelį, jau beveik važiuojant į tą kavinę, žodžiu, neišmetė ženklą, pamačiau tų lankytinų objektų. Mes žinot, per gatvę turim čia kažkaip prasmukti. Lankytinų objektų ženklą, kad, nu jo, kad šita miestelį yra Salvadoro Dali muziejus. Ir pažiūrėjau, kad labai geras vertinimas ir jų daug, tai būtinai jį įsim, nes man labai patinka Salvadoro Dali darbai. Tai bus labai fainiai. Šiaip netaip radom tiesiog į public parkingą pasistatėm, nes prieš tai va čia va parkavaus, tai pasirodo atėjo berniukas, toks į angliškai nešnekėjo, bet bandė paaiškinti, kad čia tik gyventojams, kur yra žalia zona. Nu čia, žinokit, jie yra gerai perkaitę šitą miestą. Aš ir mano čiūvai, nufilmuok mus kartu.
Šiaip tai atrodo, kad čia belie kiek muziejų, nes jau ten ir kažkokių ir technikos praėjome, dar kažko, tai... O štai ir daly. Štai ir daly muziejus. Pažiūrėkit, kaip čia gražu. Kažkokia mamytė, neblogai tam skuodė. Neblogai čia tam skuodė, čia pasakysiu. ਆ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ Dirbam. Wait, it's like this and like this. Ja, not the precursors. I don't speak English. It's okay, it's language of love. Good? Good pictures? Yeah, okay. She's photographer. Now invoice email. Padarėm pastebėjimą, kad Salvador... Tarp kitko, šitą visą muziejų čia pats konstravo, dirigavo visam procesui. Yra nuotraukos su jo draugeliu Meliu, kuris viską įamžino, fotkino. Pastebėjom, kad Salvaduškai patinka tokias riebių kojų merginas. Tai... Dabar žiūrėkit, matot, lūpytės, šiek tiek akytės išėjusios iš išrikiuotas, plaukučiai. Tuoj lipsim laiptais, kad viską sujungti vieną. O geras. Salvaduškės mėgamasis sukilimo ant sienos ir loterijos bilietėlių. Jeigu busit šitam gale, labai rekomenduoju apsilankyti, jeigu menui prijaučiat, nes toks kitoks. Tai va. Dabar keliaujame link automobilio ir reikia tęsti mūsų dieną, nes saulė švies neamžinai, o pamatyti dar reikia daug ką. Parvarai. Važiuos bet kur jis važiuos. Mamytė keičiasi mūsų maršrutas. Nu, štai va, šuniuką mes kadrą pasimsim. Nu, kodėl mes taip? Sulauk. O tas mums suknisa visą reikalą. Va čia taip gyvenime. Mes jau sėdėtume. Žiūrėtas. Kas ten vyksta? Lamba taip prisišleptas prie mūsų. Tęsia šau. Bet jeigu aš jį važiuočiau, mes susipažintume. Jeigu galvyti. Tiesiog long story short, Lambo vairuotojas mūsų sustabdė šalikelį, dabar aš einu pas jį mašiną, važiuosiu su juo. I'll tell that this guy just bought a Koenigsegg today. That's something to be proud of. Įsipaišiau, žiūrėkit. Mamytę palikau tiesiog. Ai ne, mamytė nejuokaukit, su Citroeniuku tą Lambo padarys tai. Štai va ir atvykom. Tuščia, nes ne sezonas, bet ačiū Dievui. Žmonės for. Look, mom, no hands. Hey man, don't touch it, yeah. Eik tu savo. Jau palikus, tu tik nuo kalno nenusirėdė. Tu pasižiūrėk. Influencers in the wild. Ir mūsų gražuolą. Šitą? Atvykom jūsų labiausiai rekomenduota Tossa de Mar, kadangi planai truputį pasikeitė, kaip matėt, daug pliažų neaplankėm, veikėm kitką, bet atvykome labiausiai žiūrėti iš rekomenduotų. Jaučiu mašinas raktą iškrito. Frank sakė nepamesti. Sakė, aš jumis merginas pasitikiu, depozito neimsiu. Aš mažiausiai, kuo mumis pasitikėčiau po šiandien rytą. Balsuokit! Balsuokit, ar lipti pilį ar ne. Parašykit komentarą ir gal lipsim arba ne. Ačiū, kad nubalsavot lipt. Dabar turim čia vargti.
Va, miestas jau po truputį įsižiebė. Šiaip oras tai grinai toksai sweater weather. Sustojom, kaip tik Snoop Doggas dainuoja. Sustojom tokiam vienam iš miestelių, kuriuos rekomendavot, prašysiu pavadinimą, dabar tikrai nežinau. Bet žinokit, labai čia daug veiksmo, kazino, visokių kažkokių parkų, pramogų ir čia yra tikrai labai daug dirbančių kavinių. Tai sustojom iš tikrųjų, sugalvojom čia pavalgyti. Jeigu važiuot čia ne sezono metu ir kažkokio noris veiksmo, bet ką mes čia važiavom gal 20 minučių nuo anos vietos. Tai juokingai, kaip sakoma, tai va, užkasim čia nemažai vietų dirbančių ir riedėsim atgal į savo barsą. Pavalgėm kažkokioj smukliai, maistas 10, aptarnavimas 0. Dabar jau tikrai važiuosim atgal į barsą. Jau viską įgyvendinom čia šitam krašte. Šiaip labai faina, nežinau, turbūt gal net čia fainiau nei pačioj barsai. Nes Barsa labai turistinė, nu tokia, žinot, ten kelias pagrindinės gatvės ir jau suvenirs. Mane tokia vieta žiauriai erzina, dėl to man Romoj nelabai patiko, kad ir kaip ten gražu, man tas suvenirs mane realiai purto fiziškai, o va, pavyzdžiui, Italijai visur kitur žymiai labiau patiko. Nu, gal čia mano tiesiog toks, žinot, skonis. Ketvirta diena požeminiam parkinge, ieškant nusileidimo į -2 aukštą. Užpyliau, grįžau, prisiekiu su pilnu baku į nuomą, bet dabar jau jį išvažinėjau, beieškodama kaip nusileisti jo. Palauk. Radai? Nežinau. Čia kažkas skleidžia žemyn. O, važiuojam. O tu supranti, kad mes per čia nusileidom ir mums tiesiog reikėjo važiuoti tiesiai. Ne, negali būt. Nu, nesvarbu, dabar jau leidžiamės. Bet jau už pusę baką nebėra. Dabar jau leidžiamės. Ir mamytė aiškint, kad geriau už mane parkuojas, todėl dabar mes į 8 skirtingas parkingo rungtis bandysim paparkuoti mašiną ir išsiaiškinti visgi, kuri geriau parkuojas. Tu jau girdi, kad stop. O tu girdi, kad tu vieną kartą tau taip kaukia ir tu vis tiek episai nesupratai pati, kodėl. O tai kaip dabar leis paklaus man išlipti? O kaip man išlipti? Tai kad kiti gaidiškai pasvarkavo, it's not my fault. Per stoglaimį gali. Tai išėjom jau iš savo apartamentų, pasidėjom dar truputį pasaugoti daiktus, leidžia paturėti. Turim laiko iki skrydžio, jis yra ten po 7 kažkada. Tai tokia vos ne visą dieną iki sutemsant, tai labai teisingi skrydžiai. Iš tikrųjų iš Lietuvos gali tai vertinti. Pirmą dieną atskrendi anksti, bet ne taip, kad ten 5 ryto reikia keltis. O išskrendi irgi visą dieną čia apturėjęs, bet grįžti net ne baisiai vėlai naktį. Tai va, tokie pasisekė su skrydžiais. Geras oras, šviečia saulė, žodžiu. Ir eisim iš tikrųjų papusryčiauti tą Little Fern, kur buvom prieš tai, nes ten tiesiog kosmiškai skanu ir nusprendėm nerizikuoti, susigadinti paskutinio ryto ir eiti patikrintą vietą. Demonstruoju savo outfitą, kuris būtų 1000 kartų labiau tikęs vakar į pilką lambą. Pažiūrėkit, tokie mamytės friteriukai. Aš tą patį pasiėmiau, ką mamytė praeitą kartą labai patiko. Nu, žodžiu, kavinaitė super, jeigu busit Little Fern. Einam į funikulierių, su kuriuo užkilsim į vietas, kurias esu šiandien sugalvojus. Mamytė gyvenime nėra su juo dar tratėjus. Nu, pasiruošus, bet užsisek diržą. Nu, smagiai tau. Žodžiu, va, atvykom į tą pažiūrėti gaidžių. Čia yra toksai ant kalno, va dėl to ir kilom su funikulierium. Tai vien pats atvažiavimas fainas, man atrodo, ten gražus vaizdai visokie atsivers, žodžiu, dar nežinau, nenoriu išsispoilinti nei savo. Jau su mamyte pradedam atskirti Picasso darbus nuo Miro. Tokie vaizdeliai. Va šitą pilis, kuri čia matos, tai neturiu jokio supratimo, kas čia ir kur čia žemėlapė, aš jos nemačiau. Čia tiesiog gal kažkieno namelis, tik štai spėsiu. Nu, ar teisi mamytė ar ne? Sakė, čia šuniukas. Jinai jau Miro, žinot, stilių pažįsta vis tiek.
Dabar žiūrėkit, niekam nesuprantu. Picasso su Miro draugelį žiūri, ne, yra žiūri geri. Ir jie dažnai ten dalindavos tą savo kūrybą ir vat atein Miro vieną dieną ir sako, žiūrėk, Pablai, nutapiau tokį, ką manai. Ir vat ką jis kaip draugelis jam sako. Gaidys? Čia net gaidžia nėra, jie yra ir gaidė tapę, čia net gaidžia nėra. Tai gal jau mums šiaip tapusiom Miro ir Picasso ekspertėm kažko baisiai naujo darbų prasme, nežinau, manęs bent jau nebuvo, kad sužavėjo šitam darbai. Bet čia fainas pats pastatas. Palaipėt vaizdų pasižiūrėti, nes čia jau aukštai labai atsiveria Barcelona. Šalia va yra toks parkas. Dabar per jį eisime į kitą vietą tokią. Čia irgi gražu, man atrodo. Kosmosas čia ant to kalno. Ir linkėjimai mano draugiai Egliai. Žinau, kad tikrai žiūrėsi. Tai už šitas visas nuostabias vietas parekomenduotas Barcelonai. Pasivaišėm po tą gražų rajoną čia aukštai, kur miestas matosi. Dabar leidžiamės žemyn, šoksim į metro ir privažiuosim vietą, kurioje buvom tik vakare. O ten labai yra graži lankytina vieta, į vidų jau nebeisim, bet noriu labai pamatyti dar dienos šviesoj. Gal dar kažką užkasim, nežinau, ir po truputį jau link oro uosto. Atvykom čia prie tų įspūdingų Gaudi statinių, ten viduj, kiek žinau, labai fainai irgi, bet jau mes nebespėjom, nebeisim. Bet dar truputį spėsim, matau, čia yra parduotuvių, tokių keletą įdomesnių, gal įkišime nosį. Kodėl? Kodėl aš negaliu taip elgtis? O aš tavo paėmiau šiek? Nežinau, tikiuosi. Bet jie gražiau man. Aha. Nerėkia. Jo. Ne. Va dėl to aš ir neinu į parduotuves ir laikausi iš paskutinių. Taip gavosi tik todėl, kad atvažiavom pažiūrėti pastatą gražų. Nenorėjau išleisti 35 eurų, kad jį įeičiau. Tai nuėjau pradą paratą ir apsipirkau. Asmeniškai egzistencinė krizė. Visi vyrai kiaulė? Ne visi vyrai kiaulės, bet procentaliai mano sutiktų vyrų kiaulių ir nekiaulių santykis yra prastas. Aš noriu tuoktis ir vaikų, o vyrai nori kitko. Galbūt vėluojam, bet vėlgi man egzistencinė krizė, man vienodai šviečia. Nieko, bet geros žinios, kad Barcelonoj oro uostas labai šalia, tai nereikia, žinot, ten kaip Paryžiui kokiam valandom ten anksčiausiai išvažiuoti. Tai va, kažkas gero. Esu be pradeda išlaidauti, bet labai pasistengsiu nepasiduoti šitai nuotaikai, kuri bando mane paimti visais įmanomais būdais. Ir dėja į lėktuvą turbūt spėsiu. Ačiū, mielieji, kad žiūrėjot. Ir prašau pasiūlyti, kur dar nulėkti ir kokią dar čia miestą šalį Europoje išbandyti. Dabar pas mane yra tokia nauja Europos trumpų kelionių era, tai galbūt ką patys apie kažką kurį laiką galvojat, neteko galimybės pabūti ir norite išsiųsti mane ir gauti štai tokį reportažą atgal. Tai pakomentuokite, ar buvo įdomu, ar patiko ir nusiųskit draugui, su kuriuo norėtumėte į Barceloną.